TikTokas. Turbūt didžiausia laiko švaistimo platforma šiais laikais. Čia gali pamatyti visokio turinio. Labai juokingo, sakykime, labai cringy. Aš norėčiau pamatyti, ką visgi lietuviai kelia 2026 metais. Todėl aš per inkognito, kad man nemestų mano asmeninių rekomendacijų, tiesiog įsijungiau TikToką ir iš karto čia yra rekomendacijų puslapis. Po to mes pabandysim ir hashtagus, hashtag Lietuva, LT, visokie LTU. Bus labai įdomu pažiūrėti, ką mesgi galim šiais laikais pamatyti. Ar vis dar toks pats cringe'as, kaip buvo, nežinau, kokiais 20 metais, ar jau dabar iš tiesų tipo galim pamatyti normalaus turinio, ką, tu prasme, įkelia šiais laikais lietuviai. Taipogi aš irgi dabar keliu į savo TikToko paskyrą, savo ištraukas, video klipukus ir visokius tokius dalykus įdomus, galbūt tikiuosi, tad pasiek būtinai. Paspausk like. Pradėkime nuo pirmos rekomendacijos, kur pamatysiu lietuvišką žmogų ir čia yra Stimo Media. Man atrodo, po vakar susirgau. Aš irgi pavargau. Ką? Sakau, sergu. Kokių mergų? Ką tu dabar šneki čia? Merūnas? Prie ko Merūnas mirė čia? Kas mirė? Merūnas mirė? Ką? Na, okay, gal kas cringe negavau, iš tiesų gan relatable situacija, kapišonas susidedi, nieko aplinkui negirdi, arba tiksliau girdi, bet visiškas distortionas, po nieko nesupranti, mergos, Merūnas. Žodžiu, Stimo Media laikas, ne cringe'as, bent jau kol kas. Čia tiesiog deda lauro lapus į sriubą, įsivaizduoju. Jo, nelabai įsivaizduoja paskirties. Aš tos paskirties irgi nežinau, kaip ir toksai TikTokas, kur galėčiau pasakyti real, kita vertus, nieko blogo, nieko ypatingo labai. Vieno, dviejų užtenka, ką, okei, žinosiu, jeigu kažkada kukinsiu sriubą, bet aš tik tais galiu susprogdinti virtuvę, tai gal nebandysiu. Amin. Kaip tu sugebėjai apversti mašiną? Aš suprantu, visokių situacijų būna, ypač kai slidu ir tai tikrai nėra pats lengviausias laikotarpis žiemą vairuoti. Bet seniai, apversti mašiną ant šono, lygioj gatvėj, ne nuo skardžio, tiesiog lygioj gatvėj. Čia yra, tikrai reikia sugebėjimų. Aišku, nelaimė atsitiko, viskas suprantama. Kažkiek ironiškai, kad čia, kaip suprantu, Priusas ar kai čia, tipo, buvo takso numerį matau tiesiog ant bagažinės. Įsivaizduok, užsisakai Boltą, nuvažiuoti namo nori saugiai, galvoji, parvažiuosi, ramu, jau tipo viskas, bet atsirandi ant kairio šono. Tai nežinau, norėčiau refundo. Gerai, matau Giedrį iš karto. Kodėl taip sustorėjo, kas čia buvo, nes tikrai aš atsimenu dvigubai plonesnė. Akį nebadešėminam, ne, viskas gerai, graži moteris. Lietuvos gražius, taip. Pavyzdys, tikras pavyzdys. Ką? Na, dėk, aš tau sakau prisipildė. Pašotų, na, aš ramiai važiavau, ją biržą. Tai aš irgi labai nenorėdavo keltis į mokyklą rytais. Man taip nepatikdavo tas toksai. Atsikeli, susiruošė ir iš karto šūlę. Aš 5:30 keliuos. Faktas, kad man pasisekė, kad 7 nereikdavo žiauriai anksti, nes nuo 8 prasideda pamokos, tai realiai tik po prieš valandą atsikeli. Čia jau tikrai yra baisu. Tiesiog užsiknisimas. Tai aišku, kad Maybachas. Kas čia dabar jam vyksta? Kas jo burnai? Iškart matau šitą tokią tobulą nuotrauką panašią. Tiesiog pažiūrim, kas čia vyks. Valiausi dantis su zelionkė. Kaip nuvaly dabar? Nenusivalio. Ne. Labais. Va čia jau tikrai patyriau cringe'ą ir dugnas. Nebuvo labai jauku žiūrėti, ką dar čia dabar tiesiog paskrolinam šiek tiek, gal kažką rasim įdomaus. Mes ką tik parašėm elektros ir magnetizmo egzaminą, aš manau, kad gausiu 1,5. Ok, tai čia yra tiesiog trendas, kur tu Aš gausiu 2. pasakai, kokį pažymį gausi ir kokį iš tiesų gauni po to. Aš manau, kad aš gausiu vienetą. Išgavo 6. Kai aš taip dažnai tų trendų nesveikau, tai gal nėra taip man asmeniškai labai relevant contentas, bet šiaip smagu, tipo, tokia idėja, tipo, smagu. Nėra cringe. Ką dar čia galim pamatyti tokį įdomesnį? Žiūrim su tėvais filmą ir staiga prasideda seksas. Ir kaip man jiems pasakyti, kad jie tą darytų kitam kambarį? Ok, šitas geras, būčiau prisijungęs, palaikinčiau. Dabar, manau, pasmetas bus paskrolinti tiesiog ant feedo, ką išmes. Labą dieną, sveikinuosi kartu su šito gražiuoju didžiuoju kebabu, reikia išbandyti dar pačią. Čia tikrai didelis kebabas. Šitą paėmiau, atiks. Vėl to šūdo. Čia ne šūdas, čia šlapenka. Žie, cap carap. Iš kur čia? Nu, kaip tu galvoji?
į tau čia atrodo normalu? Man da tą šlapdešrę kaput, noris ir kumpelę paragauti. Eini padėti atgal. Nu jo, gerai atrodys. Nueinu, sakau, nepykit. Nu, kumpelį. Paskutinį. Įdomesnis toks. Čia tikrai ne Lietuva. O kodėl man čia labai specifinė auditorija meta nepatinka. Pats metas tiesiog paserčinti hashtagą Lietuva. O čia yra bėda. Ok, goda problema. Čia yra tiesiog dancing video, turbūt būtent tam, kam ir buvo sukurtas originaliai šitos appsas. Ne mano tipo contentas, bet ok, man reikia būtinai prisijungti, kad turėčiau daugiau rezultatų. Dėl to, kad prisijungu, dabar galiu ir hashtagus pažiūrėti, bet man iškart įmetama į Bachą ir Kašė Kristina. Ne, aš tu как-то норя, не? Taigi tu baną. Нори, кёвлин, свинина, булдог, valkata končina iš Černo Utelena. Nori, ne? Taigi tu gavai spėjimą. Užsipik nutukęs elfo gigantas. Žiauru, ką galiu pasakyti, nutukęs elfo gigantas. Tikėkime, kad hashtag Lietuva parodys kažką ženkliai įdomiau. Iškvėpk orą ir bandyk rėkti. Reikia pabandyti. Ektuna. Moteris per mėnesinės. Aslitu, kodėl čiaupė per didelis spaudims? Real. Samoška. Paskutinis gabaliuks iškrėtas. Samoška. Geras irgi meme template'as tapo. 3 sekundžių taisyklė. Tai jau tikrai, kad 3 sekundžių taisyklė. Kas čia dabar? Zuikiai puikiai susirinko, net žalia kivelė linko. Šitos nesąmonės net minutė 2-6. Jeigu bus 2 štukos žmonių, mes, karočią, pasimylėsim. Kas čia yra? What? Gerai, kas čia dabar? Jie tau kaip nejauku. Aš tikiu, kad jinai bandė tiesiog parodyti, kaip reikia daryti tą pratimą džime, bet čia buvo labai awkward. Sapnuosiu tokį baisų košmarį, jaučiu toj. Lietuvio reakcija į orus. Oh my god. Ok, real. Jo, man reikia plus 20 turbūt geriausia temperatūra turbūt. Nežinau, man vis tiek turbūt šilčiau yra geriau negu žiemą. Aš iš savo kairio papo arba iš dešinio, nesvarbu. Galėčiau užmušti žmogų, aš jums rimtai sakau. Tai gal aš neprisidarau daugiau problemų ir išjungiu šitą video, kol nieko blogo nepasakau, nes dar nenoriu būti išjungęs. Gal noriu? Pirmas dalykas, pramegau į nagus. Norėjau pasidaryti naują paminikiūrą ir pramegau. Sad. Tikrai labai sad, labai relaitinu iš tiesų. Pasidėk telefoną. Пошел на... Aš Sigma. Eisi pas direktorių. Man padla. 6-7. Auč. Aš suprantu, kad mokiniam juokinga gali pasirodyti, ypač kai visi maištauja ir taip toliau. Man kita vertus, tiesiog gaila mokytojų, kai tokius, jeigu actually tokius dalykus kažkas realybėje daro, nes jeigu būtų neėjus, tai žiauriai minus trepas būtų tam vaikui. LTU, sakykime, gal kažką įdomaus išmes. Kas čia? Oh my god. Tiesiog čiūvas, nežinau, pagal dainą šoka. Kas šitas brodar, tai jau tikrai, vat literaliai tą pačio klausiu. Labą dieną, aš Klaudijus iš Kauno. Same, tik ne Klaudijus. Aš visus sveikinu su šventom kalėdom. Labai ačiū, labai Ir ačiū. blondinės, ir savo draugą Radžį. Okay. Senas geras mimas. Kaip mokytoja tavęs kažko paklausė, nu? Я по-литовски не bum-bum. Aha. Tai palauk, o tai tu esi čia pasivadinus berniuks? Ne, aš Tania. O kas yra bežionė? Kas yra bežionė? Nu, aš noriu sužinoti. Jo. Kur bananus valgo. Tai jeigu aš valgiau bananą vakarą, tai aš bežionė, pamatai rugsėjo pirmą naujoką. Ateina, nu tai eik tu. Ateina kažkur, kur va netiek mačiau.
Petras Dovydaitis žiauriai irgi yra toks perfect meme template. Aš nesuprantu. Aš irgi nesuprantu. Tiesiog pana norėjo savo krūtinę parodyti labai kietai. Dabar sustok. Sustok, viskas. Paklausyk manęs. Klausau. Norėčiau, kad tu dabar nueitum į savo telefono nustatymus ir pasižiūrėtum, kiek per dieną praleidai laiko TikTok'e. Ai, ne, šito nenoriu, net baisu pažiūrėti bus. Galima pabandyti paieškoti dabar #LT. Dabar randuosi šeškinėje, o už manęs 200 kg meška. Kas čia datoj Lietuvoje darosi? Šis gan geras renderis, bet tiesiog noriu priminti, kad mes dėl to, kad tokie video dabar yra renderinami, turime ramus su 3-4 kainom. Bet video geras. Aš prisiekiu, aš nementas, karočią, prašau, maldauju, bračiui, karočią, padėkit man. Ką tau padėt? Baigėsi, tai, hebra, maldauju. Aš tikrai ne kontora. Jis tiesiog norėjo toliau tūsinti ir pasibaigė tiesiog alkoholis. Kas čia dabar? Nežinau, čia buvo baisu. Ir galų gale galėtumėm tiesiog paieškoti Lithuania, nu tipo kur international žodis, kad visi turbūt matytų tiek angliakalbiai, tiek visi kiti. Žinau, ką tu galvoji. Nu ir ką aš dabar galvoju? Galvoji, kad tu turėtum būti vietoj manęs. Ne, iš tiesų aš galvoju apie skanų sumuštinį. Čia esu aš. Tikrai matau, kad ten tu esi. Ten į tave ir palikime. Gal galima cukraus į arbatą? Tuoj, aš tau kaip duosiu cukraus. Ar matei, kaip atrodai? Grindis man sulaužysi. Ja, real, nu, ką aš galiu pasakyti. Man tie AI renderiai kartais tokie geri būna. Aišku, dėl to ramai kainuoja, tipo ženkliai daugiau, bet aš nusipirkau tos ramus prieš pabrangimą, tai man neskauda. Generuokit tos AIs, kas norit. Gera čia vieta. Labas. Už 7 eurų čia pilna kokią vietą. Ja, atrodo kaip psichuškė. Jo, iš tiesų patogios lovos, daug maisto atneša, pas to yra šildoma, viskas tvarkoja. Jo, faktas, kad gerai. Koronos testą pasidaryti. Man atrodo, čia jam koronos testo tikrai nereikia. Ok, au, skaudė. Kas čia? Seni, nepirk dūmų iš Dagano. Nevaryk į Daganą, seni. Nuvariau vakar, ten 11, bandžiau dūmų gauti, ne. Surkiau tą šūdą, atsikeliu, ne. Mano akis, čia. O kita tai čia. Okay. Dėl ko žmonės aš nesidažau? Dėl ko nesidažai? Man labai įdomu. Nori žinot? Labai laukiu. Kad mane po to prostitutė išvadintų, nu sorry. Ne, neišvadins, žinok, niekas prostitutė. Tikrai neišvadins dėl to, kad nusidažai. Nematau tiesiog, kaip tai įmanoma būtų. Skelbiu konkursą. Galite laimėti visus šitus dalykus. Skalbinių minkštiklis. Niu kremą. Tualeto gaiviklį. Ja, tik dėl to tualeto gaiviklio ir tik tais ir verta man dalyvauti. Aš noriu atgavinti savo tualetą, nes dabar jis truputėlį negyvas. Ar moki mokesčius? Panks vargai. Moku. Šitas skrinčiolas tikrai sukelia man šypseną ant veido. TikTokas vis dar turi labai didelį šūdo krūvą, cringe'ų, visokių nejaukių video. Tačiau yra ir tikrai gerų kūrėjų, kurie, visai stengiasi, atrodo, ir verti dėmesio. Toks mano 26 metų verdiktas TikToko. Ir ačiū, kad žiūrėjot, paspausit patinka, prenumeruokit ir galite paskambinti ar vėliau. Iki kito video.